Na kągi, mėlyjeji, darau pirmą savo gyvenime unboxingą, berods taip vadinama ta praktika, kai atidaromos dėžės žaidimų, įrenginių ar kitų dalykų. Tai mano rankose yra naujasis pinigų srauto žaidimo leidimas, lietuviškasis. Štai taip jisai atrodo, dėžė, matote, jau atrodo kitaip negu senajame leidime. Ir pasižiūrėkime, kasgi yra jo viduje. Iš tikrųjų, džiugu jį laikyti rankose, nes teko irgi šiek tiek prisiliesti prie šio žaidimo vertimo tikrinimo, kad jisai būtų tikslesnis, kokybiškesnis, nors, kaip žinau iš leidėjų, kad teko pakankamai papušėti su Rich Dad kompanija derinant kiekvieno žaidimo terminą ir kai kurių vertimas netgi buvo palinktas originalus, toks koks yra angliškajame žaidimo leidime. Bet pasižiūrėkime, kasgi yra viduje. Taigi atidarius dėžę matome, štai šitoje vietoje turime sveikinimą iš Roberto ir Kim Kiyosaki. Lietuvių kalba turime žaidimo taisyklės lietuvių kalba. Vėlgi štai šioje vietoje viskas yra surašyta, detaliai paaiškinami sandoriai, kaip pildyti žaidimo lapus ir visą kitą, žinoma, žaidžiant standartinėmis taisyklėmis, kadangi šį žaidimą galima žaisti daug skirtingų taisyklių variantų. Mūsų mokymų metu mes jį žaidžiame tikrai labai skirtingomis taisyklėmis, kurių tikslas kiekvienoje iš žaidimo versijoje žaidžiant suteikti naujų įžvalgų ir naujų pamokų žaidėjams. Žaidimo lapai panašus į prieš tai buvusiuosius, iš esmės didelių kažkokių dizaino pakeitimų nėra, galbūt šiek tiek patogesnis pildymas, kita pusė lapo irgi labai panaši, tad čia didesnių kažkokių skirtumų nėra. Apart to, kad yra šiek tiek aiškiau surašyti vertimo terminai, kaip pavyzdžiui hipoteka, įsipareigojimas ir panašus dalykai. Na, pasižiūrėkime, kaipgi atrodo žaidimo lenta. Kaip matote, lenta atrodo kitaip negu senajame žaidimo leidime, nors iš esmės patys laukeliai yra tokie patys, mes matome rinką, matome stambų sandorį, galimybę ir smulkius sandorius, atlyginimo dieną, matome labdarą, kūdikį ir visą kitą, išskyrus tai, kad tie mėlynieji laukeliai, kur anksčiau senajame leidime buvo vadinami menkniekiais, yra palikti taip, kaip yra originaliame žaidimo variante, tai yra dudads, ir šis terminas yra paliktas iš angliškojo vertimo, nes toks yra reikalavimas. Na, o štai didžiajame rate, kaip matote, irgi iš esmės yra šiek tiek kitoks vaizdas, bet laukų paskirtis yra ta pati, tai yra arba verslų įsigijimas, arba svajonių įsigijimas tam, kad laimėti šį žaidimą, ir vietos atitinkamai kortelių padėjimui irgi yra išdėstytos panašiai. Pasižiūrėkime, kaipgi atrodo pačios kortelės žaidimų profesijų. Kaip matote, žaidimų profesijų kortelių išvaizda irgi yra labai panaši, iš esmės, galima sakyti, praktiškai identiška prieš tai buvusio žaidimo leidimui. O štai čia taip atrodo galimybių kortelės, smulkus sandoris, stambus sandoris ir vėlgi jų išvaizda šiek tiek skiriasi vizualiai, bet tai, kas surašyta kortelėse, nei ten filmuoju, štai čia matote, iš esmės yra parašyta panašiai. Skyrus tai, kaip ir minėjau, kad yra tikslesnis vertimas ir tikslesni kai kurie terminai. Panašiai atrodo ir rinkų kortelės, štai kaujas rankose, bei buvusios menkniekių dabar dudads vadinamos kortelės, štai jos atrodo taip. Žaidimo kauliukai niekuo nesiskiria, kaip ir žaidimo žetonėliai skirti didžiajam ratui, skyrus gal vizualią šiek tiek kitokį ryškesnės spalvas, netgi ir sūrio žaidimo, kaip čia pavadinti, žaidimo figūrėlės yra tokios pačios. Na, o štai žiurkytės skiriasi šiek tiek, yra lieknesnės, kaip matote, netokios apkūnės, gal su tam tikra užuomina į sportiškesnę, sveikesnę gyvenseną, bet jos atrodo štai taip. Na ir pinigai irgi šiek tiek kitokia yra jų išvaizda. Štai, atidarau pinigų pakuotę, ir kaip matote, štai taip atrodo pinigai. Šiek tiek kitokią išvaizdą jie turi, bet nežiūrint to, iš esmės didelio skirtumo vizualiai nėra, išskyrus tai, kad visur matome peliuką žaidimo doleriais. Žaidimo pakuotė pati irgi yra pakankamai kokybiškai padaryta, iš esmės
patogu sudėti visas žaidimo dalis. Štai dabar kaip tik sudidinėjau atgal. Tiesa, naujajame žaidimo variante, ne taip kaip senajame, nebėra pieštukų ir trintukų. Tad jais pasirūpinti jau teks patiems, žaidžiant šį žaidimą. Jau šių elementų jame nerasite. Nors, žinoma, jeigu pažiūrėtume ir į senąjį leidimą, tie pieštukai buvo pakankamai maži, greitai nusirašydavo, tad manau, didelio praradimo šioje vietoje tikrai nėra. Na va, atgal sudedu lentą, atgal sudedu žaidimo lapus, taisyklės ir sveikinimo lapą. Štai patogiai užsidaro žaidimo dėžė. Taip kad žaidimas jau prieinamas, mes jau juos gavome, pirmuosius, ir išdalinsime tiems vidinio rato nariams, kurie užsisakė irgi, o visi kiti galite šios žaidimus įsigyti. Nežinau, ar jau jie yra knygynuose, ko gero greičiausiai irgi netrukus pasirodys, bet eugrimas.lt svetainėje, leidyklos, kuri ir išleido šį žaidimą, svetainėje tikrai jau galite jį įsigyti ir laukti, galbūt spėsite dar sulaukti ir kalėdoms, ir padovanoti arba pasinaudoti patys ir tobulinti savo finansinį raštingumą. Na, o jeigu norite jį tobulinti tikrai daugiau ir giliau naudodami šį žaidimą kaip finansų treniruoklį, pasidomėkite Starfish Academy mokymais, kuriuose mes naudojame šį žaidimą aktyviai tam, kad padėti žmonėms žaidimo formą, bet tuo pačiu ir smagiai leidžiant laiką, suprasti finansinio raštingumo terminus, suprasti įvairias investavimo strategijas ir tokiu būdu gilinti savo finansinio raštingumo žinias, bei taip pat pradėti visą tai daryti ir praktikoje.